Labą dieną. Šiandien turim 132 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie lietuvių tautinį sąjūdį XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Šį kartą pakalbėsime apie pasaulio pasidalijimą. Pirmiausiai apie ekonominę raidą antroje XIX amžiaus pusėje. Taigi pirmoje XIX amžiaus pusėje Europos šalių pramonės techninis išsivystymas nebuvo vienodas ir pamažu plėtėsi iš vakarų į rytus. Labiausiai išsivysčiusi pramonė buvo Anglijoje, nuo jos nedaug atsiliko Belgija, kurioje anglai buvo investavę nemažai kapitalo. 1830–1870 metais, tame laikotarpyje, prasidėjo sparti Prancūzijos, o kiek vėliau Vokietijos industrializacija. Kitose Europos šalyse spartus pramonės vystymasis prasidėjo nuo 1871 metų iki 1914. Tame laikotarpyje. 7–ame XIX amžiaus dešimtmetyje Anglijai ir Prancūzijai sumažinus muitus už įvežamą iš Švedijos medieną, švedų medienos pramonė buvo greitai modernizuota. Nutiesti geležinkeliai, tai atvėrė kelią šalies industrializacijai. Pramonė Olandijoje ir Danijoje vystėsi kiek lėčiau nei Švedijoje. Labai nevienalytė pramonės požiūriu buvo Austrijos ir Vengrijos imperija. Antroje XIX amžiaus pusėje Austrijoje ir jai priklausiusioje Čekijoje pramonė buvo plačiai išvystyta. Tuo tarpu Vengrijos karalystė išliko žemės ūkio kraštu. 1861 metais, panaikinus Baudžiavą, Rusija žengė pirmąjį žingsnį industrializacijos keliu, tačiau tik praėjus 2 dešimtmečiams, pamažu susikaupus kapitalui ir susiformavus nedideliam, bet energingam pramonininkų sluoksniui, šalyje prasidėjo kiek spartesnė raida. Pramonės raida antroje XIX amžiaus pusėje dažnai patirdavo krizę. Europoje plintant industrializacijai buvo ieškoma būdų, kaip išvengti krizių, apriboti nevaržomą lenktyniavimą. Įmonės jungėsi į didelius susivienijimus, koncernus, kūrėsi monopolijos. Valstybė turėjo ypač rūpintis transporto plėtra, nes ši ūkio šaka nebuvo labai pelninga. Ir į ją nebuvo lengva pritraukti privačių investuotojų. Labiausiai pramonininkai iš valstybės reikalavo naujų rinkų, kolonijų užkariavimo.
Taip Europos valstybės įsitraukė į kovą dėl užjūrio teritorijų grobimo. Apie imperializmo priežastis. Pirmaisiais XIX amžiaus dešimtmečiais tik kelios Europos valstybės vykdė aktyvią kolonijų politiką. Didžiausias užjūrio valdas turėjo Didžioji Britanija, nors tokia politika nebuvo labai populiari tarp anglų. Jų nepasitenkinimą kėlė didžiulės išlaidos kolonijų valdymo aparatui ir kariuomenei, o nauda iš užjūrio teritorijų nebuvo didelė. Bet 8. XIX amžiaus dešimtmetyje europiečių požiūris į kolonijas ėmė keistis. Imperialistinę politiką pirmiausiai skatino ekonominiai veiksniai. Vystantis industrijai, nemaža visuomenės dalis tikėjo, kad norint toliau plėtoti gamybą, reikia naujų žaliavų, taip pat prekių realizacijos rinkų ir kapitalo investicijų. Tokias idėjas palaikė ir buržuazija, ir darbininkai. Tai patvirtina ir toks pavyzdys. 1870 metais darbininkų delegacija karalienei Viktorijai įteikė prašymą, kuriame buvo teigiama, kad įsigydama naujų kolonijų vyriausybė gali sumažinti šalyje skurdą ir nedarbą. Europos valstybių vadovai buvo įsitikinę, kad valstybės savo galingumą gali įrodyti tik demonstruodamos jėgą, plėsdamos savo teritorijas, grobdamos kolonijas. Daugelis politikų teigė, kad jeigu Anglija ir Prancūzija nevykdys imperialistinės politikos, tai jas aplenks Rusija ar net Graikija bei Rumunija. Imperialistinė politika buvo suinteresuoti ne tik pramonininkai, prekybininkai, turėję iš jos tiesioginės naudos, ją rėmė ir neturtingieji gyventojų sluoksniai. Sensacingi pranešimai apie negirdėtas žemes ir neregėtas tautas nepriteklių prispaustiems žmonėms sukeldavo susižavėjimą ir pritarimą vyriausybių politikai. Kolonijų politiką rėmė ir profsąjungos bei socialistinės partijos. Jos tikėjo, kad naujų rinkų, žaliavų šaltinių užgrobimas pagerins darbininkų gyvenimą. Buvo tikima, kad europiečiai padės vystytis atsilikusioms tautoms. Iš tiesų daug kolonijų valdytojų, misionierių pasišventę kovojo prieš vietinių gyventojų išnaudojimą, steigė mokyklas, ligonines, administracijos aparatą. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie ekonominę raidą antroje XIX amžiaus pusėje. Kodėl pramonė Europoje vystėsi netolygiai? Kaip pramonės valstybės siekia išvengti ekonominių krizių? Kodėl pramonininkai siekia jungtis į monopolinius susivienijimus? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie imperializmo priežastis. Kodėl XIX amžiaus pabaigoje ėmė keistis europiečių požiūris į kolonijas? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.